Tai yra šiandien idėjinis metalas. Noriu sukurti jums vieną naują video blogą ir to tam, kad galėčiau važiuoti, man atrodo, gal važiuosiu, nežinau, gal ir važiuosiu į tos Mažeikius, gal ir ne, bus matyti, kaip atšils orai, kaip ne. Tai tiesiog yra visai kitokie reikalai, matot, reikia, norint važiuoti, tai reikia turėti ką nors tą, bet tai nešvykamų reikalai, atsiliepia visi kokie, vis tiek kaip beždžionės, bet vis tiek ir vis tiek turėčiau turėti važiuoti Mažeikius, tam, kad svartovės vis dar šiandien ėjau pasimatuoti savo, nepasimatuoti leisti, tad į vieną kraują, ištyrė kraują man ir tiesiog turėčiau, turiu va tokią koją, biškį yra nubrozdinta koja, šiučiut, su pleistrais, pamatei viską. Tiesiog kaip yra, tai čia yra, kaip ir nusibodė, bet vadinsim draugams laimės, jausmo, sodukėms, visiems dalyviams, tiesiog neįtikėtina, tiesiog labai įtikėtina, kad vis tiek turėčiau turėti savo dantis, savo galūnes, tiesiog nėra apie ką kalbėti, bet vis tiek reikės paskui vos matant pamatyti, kaip čia yra viskas. O tai tiesiog labai geras oras, tai tiesiog galima išeiti ir lauką ir viską panašiai. Ir vien dėl to, nes tam gal važiuosiu Mažeikius, o gal ne, bet bus matyti kaip, pasitvarkys čia viskas. Tiesiog labai gera vieta, tiesiog labai gera šeima, labai gera vieta. Tiesiog ant žolyno šitai visai labai, kur eina matyti viskas, kaip kad šviestų patepta. Tiesiog reikės atvažiuoti į Mažeikius, nežinau kaip, bet tiesiog reikės valyti, nežinau, gal jau, gal ne. Bet tai čia yra, matot, čia yra visas laukas, visas Padvarių laukas ir tiesiog nelabai kas galima sakyti, sakant taip. Bet ką galima padaryti, vis tiek reikės gyventi, bet nieko nepadarysi. Šitaip yra, žinok, taip ir viskas, bet tai tiesiog labai greitai prabėga tas laikas, matant direktorius stovint, daktarus stovint ir matant viską kaip ir visą laiką, nes ne dėl to, kad taip yra, dėl to, kad reikia. Matant visi tie žmonės, visi per mane galės gyventi matant, kuriant ir taip pat svarstant. Apie kokias milžinas čia svajojom, nežinau kaip, bet vis tiek. Šiandien norėsiu su jumis buvo video Gintas ir ate.